Jolita Paičienė. Noras ir ryšys. Vaiko tapatybės kūrimas per santykius. Įžanga. Kiekvienas vaiko noras yra daugiau nei pageidavimas. Tai langas į jo pasaulį, kuriame jis kuria savo tapatybę. Ši knygelė kviečia tėvus ir globėjus susimastyti apie tai, kaip gerbti vaiko norus ir kaip jie padeda formuoti vaikystės pasaulį. 4 skyrius. Tikras noras skleidžiasi lėtai. Vaiko noras nėra greitas impulsas. Jam reikia tylos, erdvės ir laiko. Kaip sėklai, kol ima dygti. Greitas norėjimas paviršutiniškas. Šiandien viskas vyksta greitai. Užkandžiai greiti, sprendimai greiti, net žaislai keičiasi vos per kelias dienas. Tačiau tikras noras ne iš to pasaulio. Jis nespindi, nesireklamuoja, bet laukia. Laukia, kol vaikas sustos, pajaus, įsiklausys. Kai leidžiame vaikui pabūti su savimi, jis ima norėti iš tikrųjų. Tikras noras skleidžiasi lėtai. Gyvas pavyzdys. Berniuko paklausus, ką jis nori gauti dovanų, jis gūžteli pečiais. Po kelių dienų, būdamas gamtoje su seneliu, jis susižavi paukščių stebėjimu ir sako: norėčiau turėti žiūronus. Tai noras, kuris atėjo ne iš ekranų, o iš patyrimo. Ką tai mums sako? Tikras noras išlenda iš tylos, ne iš triukšmo. Jis yra procesas, o ne reakcija. Todėl verta neskubinti. Kai tėvai ar mokytojai palieka vaikui erdvės būti, vaikas pats atranda, ko jam iš tikrųjų reikia. Ne viskas, ką vaikas pasako, yra tikras jo noras. Kartais jis slypi tyliame žvilgsnyje, susidomėjusiame klausime ar pakartotiname grįžime prie kažko. Norėjimas nėra greitas procesas. Reikia laiko, tylos ir erdvės. Nepertrauk sprogimo per greitai. Kai jau ima domėtis, iškart nepataisyk, neperimk. Leisk vaikui eiti į santykius su tuo, ko jis geidžia. Nedalink per daug pasirinkimų vienu metu. Leisk tyliai pasėdėti šalia daikto, veiklos ar sprendimo. Kada bus pasiruošęs, pasakys. Klausimas tėvams ar globėjams. Ar suteikėte vaikui pakankamai tylos, laiko, erdvės, kad jo noras galėtų subręsti?